Sukūrus objektą ir ypač įsikeliant duomenis, būtina atlikti duomenų peržiūrą. Tai yra patikra, ar duomenys įsikėlė taip, kaip tikimės. Ir tai galima atlikti RStudio įrankiais. Sakykime, kad turim excelinius duomenis, jie keliami naudojant readExcel funkciją, bet tam, kad ta funkcija veiktų, mums būtina užsikrauti paketą readExcel. Tarėsi taip pat, bet rašosi kitaip. Mes patys sugalvojom, kad duomenis vadinsis sportininkai. Tai įsikėlėm duomenis, parašėm kodą ir jį vykdė, tada einam į environment langą ir pasižiūrim, ką matom. Tai ten turėtume matyti objektą tokiu pavadinimu, kokiu sukūrėme. Beje, langas environment veikia keliais režimais. Yra list ir grid režimai, tad šiuo atveju mes naudojame list režimą. Jeigu visgi mūsų duomenų nesimato, galimi keli variantai. Tai pirmas, galbūt mes turim labai daug objektų atminty ir tiesiog nematom to mus dominančio, tai galima arba pasiskrolinti, tai yra pajudinti patį langą, arba naudoti filtrą. Tai parašyti kelias raides, pirmasias, galbūt ir ne pirmasias, ir atsiras tiesiog sumažės objektų sąrašas ir pamatysim tai, kas mus domina. Labai retais atvejais būna, kad environment langas neatsinaujina pats, tai mums reikia paspausti atnaujinimo mygtuką. Atsakau, tai yra gan retas įvykis. Jeigu visgi nematom mūsų objekto, kartais būna, kad kaip tik filtrą reikia ištrinti, nes žiūrėjom į kitą objektą ir mūsų dabartinis buvo paslėptas, tai galbūt reikia kaip tik ištrinti filtrą. Bet visgi, jeigu jokių atveju mes nematom savo objekto, gal iš tiesų įvyko duomenų nuskaitimo klaida ir duomenys net neįsikėlė į ERO atmintį. Šiuo atveju duomenys įsikėlė, ką darome toliau? Atkreipiame dėmesį, kokioj sekcijoje yra duomenys. Tai šiuo atveju sekcija vadinasi data, data yra skirta duomenų lentelėms. Prieš tai įrašuose matome values, tai values yra skirta atskirom reikšmėm arba duomenų sekom. Tai šiuo atveju mes turim duomenų lentelę. Duomenų lentelės turi stulpelius ir eilutes, tai matome tokius užrašus kaip 10 obs, 10 observations, tai yra 10 stebėjimų, kas reiškia 10 eilučių, ir 5 variables, tai yra 5 kintamieji, kas reiškia 5 stulpeliai. Mes turim 10 eilučių ir 5 stulpelius. Tai matom, kad duomenys įsikėlė, kad tai yra duomenų lentelė, pavadinimas sportininkai, 10 eilučių ir 5 stulpeliai. Toliau. Ką darome toliau? Tai mes galime panaudoti kelis mygtukus. Vienas mygtukas yra šitas mėlynas mygtukas, jis yra tik list režime ir kai jį paspaudžiam, išsiskleidžia po pavadinimu, tai yra po lentelės pavadinimu, visi stulpelio pavadinimai. Dolerio ženklas jisai tiesiog rodo, kad tai yra tarsi objektas, 1, 2, 3, tarsi taškiukai būtų sąraše ar kažkaip kitaip. Tai į dolerio ženklą nekreipiam dėmesio ir toliau matom pavadinimus. Mes matom, kad yra 5 stulpeliai lytis, dilbio ilgis ir taip toliau. Šalimais matome R duomenų tipus, tai num yra skaičiai, CHR yra tekstas, integer yra sveikieji skaičiai. Ir matome kelias pirmasias reikšmės, po to yra daugtaškis, bet irgi gali mums padėti susidaryti įspūdį, kokie yra duomenys. Pavyzdžiui, jeigu matytumėte, kad skaičiai yra kabutėse, tai turbūt sunerimtumėt, kad kažkas netvarkoja, nes kabutėse yra rašomas tekstas. Ir galimai tokiu atveju reiškia, kad skaitiniai, tai yra skaičiais išreikšti kintamieji, buvo nuskaityti neteisingai. Dar vienas dalykas, ką mes matome, tai yra šitas lentelės simbolis, jisai būna tik tai prie duomenų lentelių. Jį paspaudus, mums atsidaro naujas langas, tai yra tabas arba kortelė sportininkai ir jame mes pamatom duomenų lentelės pavidalu, kaip atrodo mūsų duomenys. Tai mes galim vėl pamatyti pavadinimus, galim
patemti, tai yra paskrolinti aukštyn žemyn, pamatyti, kokios yra pirmos viršutinės eilutės, kokios paskutinės. Tai čia mums labai svarbu yra susižiūrėti, ar viršutinės ir apatinės eilutės yra teisingos, ar pirmoji eilutė iš tiesų yra duomenų reikšmės, ar stulpelių pavadinimai iš tiesų yra stulpelių pavadinimai. Kartais būna, sakykime, vyras 28,0 ir taip toliau, jie pripažįstami kaip stulpelių pavadinimai. Tai aišku, tokiu atveju būtų duomenų nuskaitimo klaida, neteisingai nuskaityti. Tai atkreipkite dėmesį, ar pavadinimai stulpelių yra taisyklingi, ar pirmos viršutinės ir apatinės eilutės yra teisingos. Šiaip filtrą dar galima paspausti ant pavyzdžiui, lytis stulpelio ir bus išrikiuota pagal pavadinimus. Pirmiausia vyrai, po to moteris, dar kartą paspaudus atvirkščiai, pirmiausia moteris, po to vyrai. Galima pažaisti, paspaudus ant eilės numerių pavadinimų, vėl būtų originalia tvarka išrikiuojami mūsų kintamieji. Tai tokiu būdu mes galime pažiūrėti į svarbiausias duomenų savybes. Apskritai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai aš siūlau atkreipti dėmesį į objekto pavadinimą, tiksliau į objekto duomenų struktūros tipą pirmiausiai. Tai ar tai duomenų lentelė ar ne duomenų lentelė. Nes jeigu ne duomenų lentelė, tai galbūt jos ir nereikėtų analizuoti kaip duomenų lentelės vėliau. Tada reiktų pažiūrėti lentelės eilučių ir stulpelių skaičių, ar jie yra tokie, kokių tikitės. Viršutinės ir apatinės eilutės, ar nėra tuščių eilučių, sakykime, ar nėra kažkokių sudarkytų, ir stulpelių pavadinimus. Ar stulpelių pavadinimai yra, ar duomenų reikšmės nėra naudojamos kaip stulpelių pavadinimai. Ir ar tie pavadinimai yra tinkami analizai. Tai yra, ar atitinka ERO pavadinimų taisyklės. Tada pasižiūrime į stulpelių duomenų tipus. Ar jie atitinka teorinius duomenų tipus, atitikimą, aišku, tikriname jau pagal savo kompetenciją, tai yra, mes turėtume žinot, kokie tai tie stulpeliai. Sakykime, jeigu tikimės, kad yra skaičiai, tai skaičiai neturėtų būti kabutėse ir prie skaičių turėtų būti parašyta num, int arba kažkoks kitas duomenų tipas, kuris rodo, kad tai yra skaičius. Ir šituos 5 pirmosius dalykus mes galim pasižiūrėti naudodami RStudio įrankius. Bet yra ir daugiau kitų dalykų, į kuriuos reiktų atkreipdėmėsi. Pavyzdžiui, ir duomenyse yra trūkstamų reikšmių, tai galim, sakykime, žiūrėdami į lentelę kartais pastebėti, bet jeigu duomenys labai dideli, tai tikrai nepastebėsime. Ir jeigu reikia suskaičiuoti, kiek yra tų trūkstamų reikšmių, tai tikrai šitas įrankis to neleidžia padaryti. Kitas dalykas, kartais mums yra svarbu žiūrėti, ar yra pasikartojančių eilučių. Tai irgi šitas įrankis to neleidžia padaryti. Kartais yra specifinių dalykų, kuriuos norima atkreipti dėmesį, tai irgi šitokiem dalykam reikėtų naudoti jau kitokius įrankius. Bet aišku, pradinę peržiūrą, tokią labai paprastą peržiūrą mes galime atlikti ir būtent RStudio įrankį.